Labas, čia lempambuk.com dirbtuvės ir aš, Ana, sveikinuosi su tavimi vasariškai. Laukai, pievos, paukšteliai, saulė, ko daugiau reikia. Šiandien kursime grožį. Paprastus saldainius paversime štai tokiamis gražiomis gėlėmis. Darbui mums reikės tampomo floristinio popieriaus. Jis yra stipresnis ir standesnis už paprastą tampomą popierių. Taip pat paprastų saldainių, bet kokių, žirklių arba peiliuko popieriaus pjaustymui, paprasto pieštuko, liniuotės, medinių iešmelių, taip pat dvipusės lipnios juostelės, storo siūlo arba plonos virvelės bei floristinės juostos. Darbo įrankius turim, imamės darbo. Iš floristinio tampomo popieriaus per visą ilgį išsikerpam štai tokias juosteles. Kadangi popieriaus ilgis yra apie 50 cm, tai per gausis 50 cm, 50 cm ilgio, 4-3 cm pločio. Šiuo atveju čia yra atkirpta 4 cm pločio juostelė. Ją padalinam į 3 lygias dalis, tai bus apie 16,5 cm, turėtumėm gauti štai tokius 3 lapelius. Iš šitų lapelių formuosim žiedlapius. Susirandam vidurį, būtent lapelio, ir susukam. Patampom, išgaubiam, truputėlį padirbam pirštais ir turim pirmą žiedlapį. Į medinio iešmelio pačios viršūnėlės klijuosime dvipusę lipnią juostelę, kad lengvai prisiklijuotų ir prilaikytų mūsų saldainį. Saldainis prie iešmelio pritvirtintas. Truputėlį taip pat apklijavom dvipusę lipnią juostelę ir viršų ir pradėsime dėlioti žiedlapius. Iš pradžių dedame vienos spalvos žiedlapius. Tokią gėlytę galima būtų ir palikti, bet jeigu norite daugiau spalvų, galima dėti kitos spalvos žiedlapius. Gėlė atrodys didesnės apimties, didesnis žiedas. Siūlas vyniojamas vis patraukiant, kad stipriai prisirištų žiedlapiai. Todėl būtų gerai, kad siūlas būtų storesnis ir jisai netrūktų taip lengvai. Iš žalio floristinio popieriaus žalios spalvos galima pasigaminti ir lapelius. Jie nėra būtini šitai gėlytei, bet tiesiog pamokinsiu, kad žinotumėt, jeigu kada sugalvotumėt, kaip padaryti ir lapelius. Iškirpus per visą ilgį 2 cm pločio juostelę, ją dalinam pusiau, gaunasi štai tokia, lenkiame dar kartą pusiau ir sukame taip kaip žiedlapį. Susukę žiedlapį vėl formuojame, gaubiame į vidų
viršūnėlę ir štai mums gavosi toks lapelis. Turėsime 2 lapelius vienai gėlytei. Floristinę juostelę pradedame nuo viršaus, apvyniosime visą kotelį. Floristinę juostelę vyniojame vis patempiant, kad jinai prisitvirtintų ir puikiai laikytųsi. Pridėsime lapelius. Truputėlį nukerpami strižai lapelio apačia. Volia, mūsų saldainis supakuotas. Spalvas rinkitės patys. Matai, kaip viskas paprasta. Tokia pamokėlė tau padės išspręsti smulkios, bet įdomios dovanėlės rūpestį. Kai gimtadienio, krikštynų ar bet kokios šventės proga norėsi nustebinti savo artimą, draugą ar pažįstamą. Prenumeruok mūsų kanalą, o jei patiko video, būtinai pasidalink su draugais. Nu būtinai.